Guten Morgen, Barbara. Nu čia aišku jau nebe ragavimas, jau čia gėrimas buvo. Kaip aфиgienai. Dabar tas blokas, kur stato namus. Lietuvė? Yeah. Apie lietuviškai. Oi! 25 euros? Yes. Wow. Nu ką, labas rytas. Einam ruoštis. Nu ką, susiruošiau. Be 3:30, taip kaip susitarėm. Žiauriai punktualiai iš tikrųjų. Tai einame į apačią, atsisveikinsim ir varysim toliau. Guten Morgen. Thank you very much for the stay. Så, Thomas Nøjesen. For me? Ja, vel. Oh yeah, Og so. der hele. Og der vil stå kaffe, og der te. Tea. Oh my god, dar pusryčius čia padarys. Nu jo. Can I touch her? Og der giver vi dem salts, hvad? Hey. She likes salt? Ja, salts, ja. Zucker. Salts. Salz? Oh. A name? Name or no name? Name er Seppi. Seppi, hello. Well, danke schön for everything. Ciao. Thank you, Barbara, for everything. Danke schön. Danke, så. Have a good life. Ja. Ciao. Thank you. Whew. Barbara House. Ai, žiūrėk, čia jos vardu pavadinta. Aš ten mėgojau. Fantastiškas rytas. Ai, beje, klausiau dėl meškų, sakė, nėra čia, galiu būti ramus. Oi, ne vis dar čia. Hei! Koks planas šiandien? Mūsų planas yra Sicilija. Tai to ir laikomės. O kaip čia nukeliausim, taip nukeliausim. Visai smagus nuotykiai būna, kai ne pagal kažkokį labai jau užsibrėžtą tokį tikslą einu. Tai kaip ir matė, nelabai kalbus tas šeimininkas, tas vyras. Bet vakar man ir sakė tas universiteto dėstytojas, kad jis žmogus, kuris daro, o nešneka. Tai ir jaučiasi, jisai nuo ryto čia sūdo mėsą, nešioja, vaikšto, kilnoja, alpakas ten šeria, eina, ten deda kažkur tas mėsas vytint. Nu, čia mane aptarnavo tai kaip karalių, tiesiog jaučiuosi tikrai kaip karalius. Vakar tą alų duoda vieną po kito, 4 alaus išgėriau. Šiandien kažkaip gerai, viskas gerai. Sako, jau man ten 3 taip sunkiai lindo, belia kaip. Sako, šitą pabaigsi ir dar vienas. Ne, sakau, jo, ir dar vienas, kad miegas būtų geras. Šiaip ne taip dar išgeriau šį, kad nepasirodyt. Žinot, kaip yra svečiuose. Jeigu siūlo, nu tai mandagiau yra paragaut ar atsigert. Nu čia aišku jau nebe ragavimas, jau čia gėrimas buvo. Bet vis tiek. Tai va, tai judame žemyn, smagu, kad nuo kalno dabar. Privalgius nereikės sunkiai dirbti, nereikės prakaituot. Ir mėginsim pasigauti
kažkokį pavežėją, biškį dar arčiau Italijos. Tai va, esam žiauriai, nu, ne žiauriai, ta prasme, bet sąlyginai, kokiam aukštį gyvenam ir kokiam esu, tai kilometras 300, tai visai nemažas kelias žemyn. Tai va, labai džiaugiuosi, kad atėjau ir dar vakar sakiau, įdomu, ar atsivers gražus vaizdas. Tai ne tik vaizdas buvo, bet ir visa viešnagė. Va, gerai, keliaujam toliau. Šiaip labai blogai miegojau, tiesa. Nežinau kodėl, blogai žiauriai miegojau, ar kad jisai užpečia garino, ar šiaip dėl alaus. Bet žiauriai lievai miegojau, ta prasme buvau atsikėlęs 100 kartų. 100 kartų atrodo, kas 15 minučių. Tai toksai pailsėjęs, nepailsėjęs, nežinau. Patogiau nei palapiniai, bet blogiau nei palapiniai išsimiegojau. Nežinau, čia fainai nusileidau visai nuo kalno į apačią. Ir dabar arba eit dar 7 kilometrus kalnais reikės, arba aš čia sustojau palaukti kažko. Nes čia yra greitkelis, bet į greitkelį tą negaliu eiti, nes draudžiama. Ir ten tam greitkelį yra degalinė. Tai iki jos greitkelių, tai čia 2 kilometrai gal kažkur, gal 2,5. O jeigu eit, gaunasi tada 7 kilometrai. Tai labai ilgas laiko tarpas ir daug energijos kainuos, nes į kalnus reikės taip. Tai biškį pastovėsiu, palauksiu, galvoju, gal kažką rasiu. Nu, nelabai čia kas stoja. Tai jaučiu, vyniosimu, taip va. Valandą laiko kažkur. Taip, nu patylinki tą muziką, nu kiek galima, Jėzau Marija, tai įrašinėju video. Patylink, sakau. Tai va, žodžiu, nuspręsta, čia kalnuose žmonės nelabai stoja. Tai žodžiu, dabar trajektorija yra tokia. Šita trajektorija buvo 4 minutės mašina. O dabar mes imsim tą trajektoriją, va taip va, išilgai skersinį tokį va, ir į tą pusę. Nu ir tada, bala, kažkas atvažiuoja, man atrodo. O, gas station. Eit, rodyk nerodės, čia visiems dzin. Nu vienas buvo sustojęs, toks maladės, toks bachūras. Sako, į Grazą važiuoju. Nu, Grazas netinka, Grazas mum atgal, mes iš ten atvažiavom. Sakau, davai, bachūras, geras esi, bet netinki, davai. Nu tai va, tai žodžiu strategija paprasta. Imam mes kuprinę ant pečių ir judam mes link kalnų. Nu, mokyklai buvau aš toksai, eilėraščius gerai varydavau. Tai va, būčiau galėjęs būt, būčiau eilėraščių skaitytojas. Oi, ir sportininkas buvau, nu, žodžiu, vaikai. Tai va, dabar taip, nesikartojant, imam kuprinę. Galvojau vėl koksai miškinis atvažiuoja, būčiau parodęs tą gas station, bet tai kai, va, niekam čia nerūpytų. Tai va, tai ką, tai ten 4 minutės, o čia 1,5 valandos. Kalnais, kalneliais, vėl prakaitas, vėl visokitais sunkumai, bet sunkus darbai, kaip sakydavo mano treneris, sunkus darbai, geri atlygiai, skanus vaisiai ir puikus rezultatai. Tai ilgai nebekalbėdamas, aš noriu pranešti, kad pradedu savo kilometrų kelionę per kalnus. Tai bus... O, nu. Oi, tos merginos, jos tik šypsosi ir viskas. Šypsosi man čia, šypsosi, a kad paimt,
kad vat paimt, padėt. Ne. Nu, mes esam vyrai, mes galim patys. Mes savarankiški, nepriklausomi ir viską galim padaryti patys. Mum nereik čia merginų pagalbos. Mes patys. Viskas. Startuojam! Nu va, tokių gražių va takelių einam. Toks gražus miškas. Bele kaip. Aš norėčiau užrėkti čia, galingą miške, galingų balsų, prikviesti galiu, bet ką mano tėvas dalgiu pjovė žolę, mano mama su kočėlu dvožė tėvui kuprą, kad neišsiurbė bliūdą. Labai gražu. Ir man atrodo, mes turėsime ropoti atgal į kalną. Nes labai žemai mes leidžiamės. Galime mes žiūrėt kartu, kol esam du. Jau kilometras aukščio liko tarp kalnų. Kaip gera man rėkti čia, nes aš galiu. Niekas neklauso mano garsų. Tik gal keli žvėrys miške bėgiantys ir žiūrėk jau čia meška prarijo mane. O ne, tai ir pabaiga. Amba tik tai tos erkės, nu. Aš tai nepasiskiepęs čia nuo tų erkių nieko. Tai kaip sakant, rizikuojam dėl kontento. Ne, juokauju. Nebūsiu aš tas, atsiųskit rožytę. Atsiųskit rožytę. Nu, davai, nu. Kaip jie ten sako? Tapinkit. Dar kitas dalykas, aš nežinau dėl gyvačių čia. Šiaip visada tipo drąsiai dedu koją, bet man atrodo, čia turėtų būti gyvačių. Nu, šaltinėlė, ačiū tau. Oi, geležies kiek. Oi. Всё, davai. Tik į priekį. Eik tu geras, atsisuki miškai, belė kokį, o į kitą pusę atsisuki snieguoti kalnai. O dar, kad čia yra tas tiltas, kur vakar filmavau. Tai reiškia, aš vakar buvau, kažkur ten. Kažkur, žodžiu, va ten va. Va ten va buvau. Nu, žinokit, gali būt, kad ten buvau, bet taip, aš vien tik tai iš to kalno sprendžiu, nes ten irgi buvo kalnas, bet nematau antro namo. Čia tą pirmą tik tai matau priekį, o antro nesimato. Ir kitas dalykas, aš buvau aukščiausiam kalne aplink šitoj vietoviai. Tai turėtų jisai būti pačiam viršui. Tai nežinau, gali būti ir šitas. Va tokie namai. Anksčiau, nu čia kaip ir pamatas galima vadinti, siena, pamatas. Kaip afigienai, ta prasme. Kaip afigienai. Dabar tas va blokas, kur stato namus, tas keturkampas įdėtas ir tokia siena, nu čia pasaka, tiesiog taip gražiai atrodo. Medis koks geras, nuo tiek saulės nesusilankstęs. Čia aišku tvartas kažkoks, bet nu afigienas. Davai pagalvojau, pala.
visai būtų smagu įlipti į bokštelį ir nufilmuoti kraštovaizdį. Toks fainas jausmas čia viršui. Tik tai šakos uždengia. Čia va, tai stovi karalius va. Stovi va karalius. Priklauso man tie kalnai. Nu tai prižiūrim, tas va tai regionas yra Draugelio va ten. Tai mes taip biškį dalinamės ten vienu praliotu tokiu. A visa kita tai mano. Nu. Apaugė čia viskas žalia, jau atrodo papuvę, bet baigti, čia šokiai gali dar būti. Nu va, nu gerai, viskas, einam žemyn. Man atrodo, man labai pasisekė. Gali būti, kad aš dabar visą laiką tiesiog leisiuos į sekantį stopą. Nenoriu prisišnekėti, nes dar liko nemažai. Kaip sakoma, tik pagirk. Ir prasideda kopimas. Nu tai jo, praktiškai kiek ten nusileidom, tiek čia turėjau užlipti atgal. Ir dar nežinau, ar ten nereikės biškį kilt, nes matau, kad greitkelis aukščiau šiek tiek yra. Pasižiūrėsim. Bodžio, atėjau aš iki savo vietos, kur lauksiu. O, kaip tik pavadinimas Klagenfurt. Į backpack in the trunk, because it's... Please. Yeah. Thank you very much. My name is Lukas. Hey, where are you from? Litauen. Lietuvė? Yeah. Aš kalbu lietuviškai. Oi! Eik, tu savo. Mano žmona Lietuvai, aš gyvenau 4 metai Lietuvai, aš dirbu Lietuvai. O! Anksčiau. Geras. Aš nedaug aš kalbėti lietuviškai, bet aš gal nelabai gerai kalbėti. Aha, bet labai, nu ta prasme, suprantamai, viskas gerai. Eik, tu savo geras. Aš gyvenau. Kur? Video universitetas. Ai, video vertėjas? Vytauto Didžiojo universitetas, aš dirbu. Ai, universitete? Ai, dėstytojas. Kokio dalyko? Europos Sąjungos teismas. Oho! Gerbiamas ant sieną. Čia, jo. Italijos? Taip, Italijos. Blemba, kaip įdomiai, hebra. Sutikau visiškai netikėtai austrą vyrą, kuris gyveno Lietuvoje, taip? Taip, labas. Koks jūsų vardas? Atsiprašau? Vardas, koks jūsų? Uli. Ulim? Uli, taip. Uli. Taip. Tai va, toks netikėtas susitikimas. O aš tikras austras, bet aš, bandyti kalbėti lietuviškai. Labai gražiai kalba lietuviškai. Sunkiai kalba, daug supranta, bet kalbėti sunkiai. Geras, tai va, matot, turim ir austrų gyvenančių Lietuvoje. Sakėt, gyveno 2 metus Kaune ir 4 metai Vilniuje. Ne, 2 metai. Ai, 2 metai Vilniuje. Geras, važiuosim nemažai. Taip. Geras, super. Važiuosime iki Hermiko. Ir iš Hermiko apie 5 km prie sienų. Ai, nu va. Fantastika. Geriau ir negalėjo būti. Tai va, hebra, okei, iki, pasimatysim ten. Jo. O ta. Ei, aš taip arti Italijo, čia gal koksai 30 km. Kalbant apie pavėžėją, tai čia tai yra nuostaba. Kokį pavėžėją aš gavau. Ir žodžiu, gana stiprus žmogus, jisai yra parlamento atstovas, vieno iš parlamentų, nes jis man papasakojo, Austrija turi net 10 parlamentų. Jie vadina net Austriją kaip Ameriką, jie turi savo states, aš nežinau kaip lietuviškai, tai yra 9 ir yra federalinis parlamentas. Tai jisai iš tų 9 vienam priklauso. Ir Lietuvoje dar yra dėstytojas Europos teisės. Dabar net važiuoja į laidotuves, sakau, o tai kažkoks artimas mirė ar dar kažką. Ne, sako, čia tiesiog dėl oficialumo, nes ten iš parlamento kažkas išvyko į kitą pasaulį ir jisai varo pasakyti kalbą. Nu, labai įdomi kelionė buvo, fainai, net netikėta, kad taip sutikau tokį žmogų, tai žiauriai smagu. Ir jo, mes esam, žinot, kiek nuo Italijos, toj pasakysiu, 15 km nuo Italijos sienos.
mes esam 15 km nuo Italijos sienos. Praktiškai mes jau beveik Italijoje, greitai būsim. Ir dar čia yra tokių kalnų, žiauriai gražių, tai aš galvoju juos aplankyti, bet jie jau į Italiją įvažiavus, tai va. O šiaip aplinkui mane tai vaizdas nerealus. Ir ten, man rodė, dabar tik tai nežinau ar matysis, bet čia yra vienas kalnas, man atrodo tas, bet mes dabar jau jį čia apvažiavom šiek tiek. Tai ant to kalno susitinka Italija, Austrija ir Slovenija, man atrodo, 3 šalis. Ten yra 3 šalių siena. Tai yra pastatyti kažkokios, sunkiai supratau šį, bet kaip antenos, kažkokie stulpai, monumentai, kažkas panašaus. Jie turi, gaila nespėjau nufilmuoti, bet jie turi meškų tiltą, čia visai netoli, kurios galėtų eiti iš šitų kalnų į tuos kalnus. Tai irgi juokiamės, nes nei viena turbūt šalis neturi tokio dalyko, kaip tiltas meškom. Tai va, yra meškų, čia jau yra meškų, bet tikėkimės nesutiksim ir viskas bus gerai. Einu dabar šiek tiek atsisėsti į degalinę. Galbūt geras bus internetas, galėsiu pamontuoti. Tai jo, einam. Oho. Įdomi vieta. Oh, hello. Hi. How are you? And I thought maybe you have a washing machine and dryer that I could use somehow. Yes, of course. I have one. I can pay for that? Yeah. Yes? Of course. How much would it be? One moment. Okay, no problem. O, šitas gal geras. 25 euros? Yes. Wow. You have big? No. Like these? Yes. And couple underwear and socks. Okay. Yeah, minimum is 20. Yeah, maybe I will find somewhere else. Yeah, it's very much 20 for washing. Yeah. 20, yeah. It's okay. Don't worry. You speak Lithuanian, okay. No. Yeah. No, okay. Lithuanian, a little bit Russian. Okay. Yeah. Because I'm from Poland. Oh, dzień dobry. Dzień dobry. Sąsiedzi. Yeah, neighbors. Yes. I speak with couple. It's okay. No worries. Okay. Yeah, I will find you. something. Okay, All right, thank thank you. you. Bye. Eik, tu kosmosas, ta prasme, 20 eurų už išsiplaut porą rūbų. Nu, kosmonautiškos kainos galėčiau pasakyti. 4 eurai, 5 eurai, sneakeris 3,20, mažiukas 2,7. Nu, žodžiu, prasileidau viškį. Aš ten žiūrėjau kainas, ten 6 eurai, ten mėsos gabaliukas, ten kažką galvoju, čia įlysiu į kokią 10-12, kai šovė 18 eurų, bet porcija nebloga, tai. Tai čia nugarinė, man atrodo, kiaulienos, ta sprandinė, ryžiai ir išsinešimo dar paėmė. Porcija nebloga, 17 eurų irgi nėra blogai, bet norėjau prasisukt kuo pigiau. Yo, what's up? Tai žodžiu, tai va, sumontavau video, įkėliau ką tik, dar kelią čia, bet greit labai kelią. Ilgai laiko labai susidegila. Net sutemt spėjo, 7 vakaro jau. Tai nežinau, šiaip turiu čia idėją, čia susipažinau su viena padavėja ir jinai čia gyvena šitame viešbutyje. Tai gal kažkas suježė, žinai, kažkaip. Nors man dar reiks eiti su tais rūbais, tai žiūrėsim. Gal po to iki didesnio miestelio pajudėjus lengviau bus rasta, kur įsiplautus rūbus. Nežinau. Ir dar vienas dalykas, kad kabina jau normaliai kabina sveikatą. Tai neskauda gerklės nieko, bet jau nosis kaip užsikimšus čiaudau belė kiek. Bet kambario tikrai neimsiu už 8 eurų aš čia. Lempiniai tokia vietoj, ką man čia.
būtų kažkoks centras, kur galėčiau išeit. Tai jo, o čia Lempinė kažkokia vieta. Graži taip pat tarp kalnų, bet ką aš niekur nenueisiu. Tai va, nu, tikiuosi nesusirgsiu. Tai va, nežinau, ar dar kažką įrašinėsiu, bet jeigu ne, tai čiūs ir pasimatysim kitą dieną.